Skaičių knyga, 31 skyrius. Viešpats tarė Mozei: atkeršyk midjaniečiams už izraelitams padarytas skriaudas ir tada susijungsi su savo tauta. Mozė įsakė apginkluoti vyrus, kurie vykdys viešpaties kerštą midjaniečiams, ir pasiųsti po 1000 vyrų iš kiekvienos giminės. Buvo atskirta po 1000 vyrų iš kiekvienos giminės, iš viso 12 000 pasirengusių kovai. Mozė juos išsiuntė su kunigo Eleazaro sūnumi Finehasu, kuriam pavedė šventus daiktus ir trimitus. Jie nugalėjo midjaniečius ir išžudė visus jų vyrus, kaip viešpats buvo įsakęs Mozei. Taip pat ir jų karalius Evi, Rekemą, Cūrą, Hūrą ir Rebą. Užmušė kardu ir Beoro sūnų Balaamą. Jie paėmė į nelaisvę jų moteris, vaikus, visus galvijus ir visą midjaniečių lobį, sudegino jų miestus ir stovyklas. Belaisvius, gyvulius ir visą karo grobį izraelitai atgabeno pas Mozę ir kunigą Eleazarą į izraelitų stovyklą Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu. Mozė, kunigas Eleazaras ir visi izraelitų kunigaikščiai išėjo jų pasitikti už stovyklos. Užsirūstinės ant kariuomenės vadų, tūkstantininkų ir šimtininkų, kurie grįžo iš kovos lauko, Mozė tarė: kodėl palikote gyvas moteris? Argi ne jos, patariant Balaamui, suvedžiojo izraelitus nusikalsti viešpačiui Baal Peore, dėl ko tauta buvo nubausta maru. Nužudykite visus berniukus bei moteris, kurios gyveno su vyrais. Mergaitės, kurios nėra pažinusios vyro, pasilaikykite savo. Pasilikite už stovyklos 7 dienas. Kas užmušė žmogų ar užmuštąjį palietę, apsivalykite patys ir jūsų belaisviai 3 ir 7 dieną. Reikia apvalyti ir visą grobį. Ar tai būtų drabužiai, ar indai, ar bet koks daiktas padarytas iš odos, ožkų vilnų ar iš medžio. Kunigas Eleazaras kalbėjo kovoje dalyvavusiems kariams: štai viešpaties nurodymas: auksą, sidabrą, varį, geležį, šviną, alavą ir visa, kas nedega liepsnoje, apvalykite ugnimi ir apvalomuoju vandeniu. Kas dega ugnyje, apvalykite vandeniu. 7 dieną išplaukite savo drabužius ir taip apsivalę įeikite į stovyklą. Viešpats kalbėjo Mozei: tu, kunigas Eleazaras ir tautos vyresnieji, suskaičiuokite visą grobį, žmones ir galvijus. Padalykite grobį į 2 lygias dalis, kovojusiems ir kitiems izraelitams. Iš tų, kurie kovojo kare ir gavo karo grobio, atskirk viešpaties daliai po 1 iš 500 žmonių, taip pat iš galvijų, asilų ir avių. Viską atiduok kunigui Eleazarui, nes tai yra auka viešpačiui. O iš nekariavusių izraelitų grobio imk kiekvieną 50 žmogų, taip pat galviją, asilą, avį ir kitų gyvulių, ir atiduok levitams, kurie tarnauja viešpačiui. Mozė ir Eleazaras padarė, kaip viešpats įsakė. Karo grobis buvo 675 000 avių, 72 000 galvijų,
61 000 asilų, 32 000 nekaltų mergaičių, pusė buvo atiduota kare dalyvavusiems, 337 500 avių. Iš jų viešpačiui atskirta 675 avys, 36 000 galvijų. Iš jų viešpačiui atskirta 72, 30 500 asilų, iš kurių atskirta viešpačiui 61 asilas, 16 000 žmonių, iš kurių viešpačiui teko 32. Mozė atidavė, kaip buvo liepta, viešpaties aukos dalį Eleazarui. Izraelitams, nedalyvavusiems kare, buvo duota 337 500 avių, 36 000 galvijų, 30 500 asilų, 16 000 belaisvių. Mozė ėmė kas 50 gyvulį ir belaisvį ir atidavė levitams, tarnaujantiems prie viešpaties palapinės, kaip viešpats buvo įsakęs. Kariuomenės vadai, tūkstantininkai ir šimtininkai priėjo prie Mozės, kalbėjo: Mes, tavo tarnai, suskaičiavome kareivius, kuriuos turime savo žinioje, ir ne vieno nepasigedome. Todėl kiekvienas atnešame kaip dovaną viešpačiui visus auksinius papuošalus, kuriuos paėmėme kaip karo grobį, grandinėles, apyrankės, žiedus, auskarus ir kaklo papuošalus, kad sutaikintų mus su viešpačiu. Mozė ir kunigas Eleazaras priėmė auką viešpačiui iš tūkstantininkų ir šimtininkų, visus atneštus auksinius papuošalus, kurie svėrė 16 750 šekelių. Eiliniai kareiviai grobį pasilaikė savo. Paimta auksą iš tūkstantininkų ir šimtininkų Mozė ir kunigas Eleazaras įnešė į susitikimo palapinę, kad viešpats atmintų Izraelitus.